Gerai, dėkui. Tai ir gal kaip praeitą kartą skaičiuojam? Skaičiuojam. Aš jau nuėjau 4000 žingsnių šiandien, bet dar mums galim padaryti tos 10,5 tūkstančius. Galvojau, kad vis tiek merginos, kurios pateikia prašymus į šį projektą, labiau nori tapti technologijų verslo specialistėmis. O atėjo Simona ir aš žiūriu, kad jinai kaip vulkanas savyje yra gryna antreprenerė ir čia nereikia tiek daug mano informacinių technologijų patirties, kiek aš pritaikau daugiau apskritai verslo modeliavimą, projektuojant startuolio modelį. Man čia yra didelis iššūkis, nes Milda vis dar ieško savęs. Kur jinai galėtų būti technologijose, kur jinai galėtų būti IT. Nebūtinai projekto vadovė, gali būti analitikė, gali būti testavime, o gali būti tiesiog ekspertė tam tikros sistemos arba srities. Tai mes dabar būtent bandom suprasti ir surasti, kur yra tas jos kelias. Gerai. Ratukų didesnį bėgam. Maja greičiau. Gerai. Toliau juda. Dar nemoku, apie ką reikia pagalvoti, kad kaip atrodys po 10 metų. Aš jau dabar galvoti ne kaip bus po 1-2 metų, kaip bus po 3, po 5. Ir aš tada galvoju, dabar čia gal atrodys ta tokia idėja, o paskui kas ir nežinojau. Iššūkiai. Projektas trumpas. O tai dabar gal palaukit. Ką čia mes nuėjom, ne? Šiandien sėdėjom biškį, beveik kaip praeitą kartą. Iki. Tai atsveikinam. Iki.